Nu ko, bandom. Nežinau čia, kaip jums atrodys tas Vesels Lipims. Ar čia laba kamer portysies, nežinau. Bet man bus sunkia. Dabar pabūkėm visi ir pažiūrėm, kaip tas grybs auga. Короче, Belipant. Kalną sukiau spaudom. Žiūrėk. Krauja pasileido. Tiek, kad matot, nas yra 2 kalną, bet mums reikalingas tas, kur dešinio. Į tom kalną lipsim. O kur yra kairė pusė, gal kada nors ir užsikarsim Montano. O gal ir šiandien dar perlipsim. Matysim. Vėjau per miestėlį ir nepastebėjau nei ką užlipojęs pati virš. O bišvis aukštyn kopiau ir žiūrėjau, kai jau pačiam viršau. Dar ne tavo atodangų, kur viskas matysies gražiai, bet jau kažkur netol tuo. O dabar soksiu biškį šoną, kad pasivakščiot miškas, kad kažkom pamatyti. Priejau gražtį štvankėlį, padaryti kaip ežerioką. Čia matos laiptą. O ne tas šunims, bet vakam džiaugsmus, kaip matau. Na, link smulknių. Gerulis šunis. O, koks pantoninis liptėlis su staliuku. Čia miški nesijaut šalčiaus. Kai išvažiavau su mašina, rodė -3 veino veito. O čia šita, matos, kai įšalusi. Pabalti. Reik saugotis tokių samanų. Apšalus, kad nenuslyst nuo nu. O tai paskiau pakaušti įsisklės kaip kiaupėnį. O tu aš norėčiau mažiausia. Nes kai ir aplei nėr tiek baisė, kiek apšalį. Bet toks štilis vandenyje. Ups, jau slystelėjau. Toru. Koks grožis, kaip ramybė. Pasaka. Tiek tų keliokų yra, kad neapgalbė susigaudyti, kurio keliokų ėti. Bandau laikytis krypteis, o ar tai teisingas bus ar ne, nežinau. O, priejau palapinį. Nežinau, čia kažkas dabar jį pasistatys. Ekim pro čia. Ar čia gal naudotis kas norant tokį. Tai va, pėsim, apžiūrėsim. Kas čia? Bandė išdaryti lipinį į sausuolį. Ir čia įsienę daryti. Lauža vietė irgi. Yra tušti. Apšalus vadinasi, čia nieks nekūrena. Tenam į vidų pasižvalgyti. Kur čia tas vidus į? Kaip ir... Čia kažkoks durys. Gal, čia tik sujungėm greičiausia. Einam aplinkau. Apžiūrėkim. Nu. Visi kažkur įėjom turbūt padaryti. Nieko nematau kol kas tokį. Tik greičiausia ten tave eiti ir yra. Įėjams. Kur pradžio žiūrėjau. Nu, bandykim atversti.
kopančių. Užpompaliauta. Ne, mes anus nerdysiam. Matau vyr kamans, vadins į buržuikio. Nes, kai nebūtum taip, kad yra žmogus vidau, kas nors ten gyvena, aš bandau įsiveršti truopas anų. Kad tik užpauniniuot. Ir dabar, kur man toliau čia, man reikia kažkur dešiniau taip labiau biškį. Tai bandykim tos pusilaikyti eis. Ir vis po biškį dar kilstu. Vis dar kilstu į viršų. Čia kažkas yra bovi. Ar ne, čia šaknis. Galvoju, kad metalas aš tą veidą. Galvoju, kad čia yra kažkoks palmas buvęs, bet ne, čia yra uola su mėdi šaknim. Nu, čia įkelios. Bandykim mėtenau į viršų. Turim bėgėkų. Aš jėdams stengus, kuo į savo gėdėtų čia bėga. Galbūt ten ir slydį. Bet kaip matau, visur į tvūrą aptverti. Ar čia privonės prietinėlėt, kas čia yra? Visur tvūrą. Įdomi, kūnai čia saugo pelkį. Negi, aš negalės prieiti. Teik ledaus į apačią, kad net prie vandens į šitą. Da gera, kad nėra koncertinas užtaimt, kaip Lietuvo priseins. Kadangi priežiūrą prieti negaliu, tai keitu kryptį ir einu į kalną atgal. Prie savo senesnį tikslą. Galvoju, čia prie didelę žiūriok, ant saulio kur nors atsisies, pasidarysiu kavos atsigerti, o kažkaip lentėlį prie jau. Man reikėtų mėti hiton Lilu Setter, Linderutkulen keturi. Aha. Tai laikomės tos kryptiais ir čia būtum mėlyns spalva. Laikysimės to šitą mėlyną čia ir buvusi. Raudon kažkada, uždaž mėlyną, pakeit spalvą. Tai dabar jau bus biškį lengviau, nes turim žymėjimą. Miško širdis plaka giliai, ten kur šešėliai žaidžia su ugnim. Aš dalis jos, o į manį, amžinai per miškus ir kalnus einu. Ant akmens runos žiba šviesoje, kaip žvaigždės virš fjordų nakčia. Dabar pabūkėm visi tylę ir pažiūrėkėm, kaip tas grybs auga. Kažkaip man atrodo, labai lėtai auga. Tai gal mes ir nelaukiam, mes žiūrėkiam daugiau vieną, kaip mums augs. O tai mes ir numirs mus belaukdami. Krenta, aš žinau, dar gyvas esu. Toks takeliuks neilgai neturėtų maniai tėstys. Turėčiau įlyst atgal į mišką.
ir šutinti miškiukų. Vėl. Šiandien bus labai daug ėjim miškas. Vėl esu miški ir man kėlė pastoji toks barikadas. Tiltėlis užvers, sausuolę, bet mes apėsė, manau, kad toks bėdas te būtum. Tu šiandien žyks ir skiras nuo kitų, kad čia yra jiems daug miškas. O blin, kokias ateis velnyna. Žiūrėt, kas čia daros. Reik lėpti viršų, o čia tik medžių priverti. Bandys pasirinkti čia to šitą šūnų, nes čia bišk švelnesnį veitą. Jau įprakaits ir išpylis. Bet aš kažkap čia turiu užsikarti. Nu kon, bandom. Nežinau čia, kaip jums atrodys tas visoks lipims. Ar čia laba kamera portysies, nežinau. Bet man bus sunkia, o jūs kentėkit, jeigu bus bišk vais tragiškas. Opa! Puškoju kapsens dėts, bet tu kon daryt. O, su povis mėdis. Kuku. Opa. Nu nebuvau te baisė, kaip pradžio pasirodė. Dar vien virtuol. Kokį vien? Šitą vėl užvėrt skels ir čia bandykiam pralyst pro apačiai. Kas čia per velniavą ir bausi? Vėl reik lipti per virtuolį. Žiūrėk, kokie šabakštynas. Bet įdomu, kad baimis akis dėdelis, o realia niek tik baisos neįvyka. Kas ir labai gera. Tik tai, kad tu kvelnę venant jau kilometražus biški traukasans. Jau dideliu atstum neįveiksi. Pradėjai šveistis kažkaip proskinėlį. Tai vadins bus paprastesnis praėjams. Jeigu tu kvelnin reikia jėti ir niek nerasiam, nu nafik. Kažko jau čia prie jauton veitą, kur buvo pagal planą. Jo, ir matau šiklintėlį aprašyms. Ai, čia ir matau, tai jau jūs pamatysite. Aprašyms 8. Lelele. Pasvarkys gal svėris. O, matot, pukšį ir akmau. Jo, tai šiandien užskaitau. Čia toks kažkas įdomiau. Toks didelis. Čia dėl panų
palysti. Gal be iš kitos pusės kitaip sufokusaus. Bandykim prasėti aplinkau, kad galėtumėm užsilipti. Nes pro čia mes galim užsilėpti. O iš čia atrodo, kad niek tokį įspūdinga, ne. Čia ledamės per apačią. Kažkas įdarys palapėnį. Kas čia atsiver. Gražiai tik veikia. Dabar reiktum nušokti tam, kad pasižiūrėti iš tos pusės. Nu, čia tą veitą užskaitau. Dabar galėsim toliau šagauti. Nelaba toliai nuėjau nuo ten tų akmens ir jau priartėjau prie kitos lankytins veits. Ai, čia atuodanga tokį. O, mūsų ežeriauks, kur buvo aptverts. Gražiai. Einu tyliai, kur dūmai kvepia sakais, kur šnara šaknys po samanom. Seniai dievai kvėpuoja vėjų ir laikas sustoja, kai klausausi jų. Miško širdis Reik čia įsitaisyti ir pasidaryti kavos. Šešėliai žaidžia su ugnim, aš dalis jo Karšta čia. soji manį. Reikės jau mesti kažkokiu tai džemperiok šalia. ant akmens runos žiba šviesoje. Kaip žvaigždės Nors virš fjordų nusiėmiau džemperį, Vienas bet reikia jau čia apsimauti, nes mes vis prakaitais, tai kad nepertraukti. Kaip matot, turiu naują kuprinėlį, 50 litrų trašą, tai ir turiu lasdas, kur laimėjau kaip geriausias komentatorius Stasys Traveler. Tai dabar man sutelpa viskas, ir kamera, ir drons, ir vesimona katiliuką kava darytis. O prieš tai aš galėjau tik tas įsidėti savo žaislus ir tarkim, mona breikinėlėms veids jau nebebuvo. Tie, kur man vandenuks, vis pirm užkaiskiam kavą, nes jau peitą laiks pasivalgyt būtam. Sene, bedariaus su to aparatkavelį. Jau pasiilgau. Ugnelė deg. Suvalgysiam buterburdoką. O kur sūris dinga man iš kretaško tikriausiai? A ne, yra. O kaip matau, vandenuks užvirį. Pasidėkiam viskom prie koprėnis. Sutvarkysiam paskiaumes. Tenas pasižiūrėsiam prie gražių vaizdų, atsisėstunas ant akmens. Svarbiausia dabar kavos neišpilti. Prisipyliau piln paudok
Žiūrėk, ką beprotis. Aš esu įpratęs namus vis laik darytais pilna. Tai iš įpročiausi čia prisipyliau tik. O kad man reiks ėti, nepagalvojau. Aš norėjau galvoti, reikia turėti sukau. O jeigu ne, stengtis gal kiek nori neišės. A galbūt kažkas maloniau. Už to gerą orą, paudėlį kavos, buterbradoką. Pasak kažkas ors, saulelė šveit, šalta, vėjaus nėra. Vaizdą nuostabi. Tokiai vaizdą atperk visintus šabakštynus, krūmynus, kur enant kėl pastuoj. Susitvarkiau savo visą mantą ir galėm lėsti į stulevį žygį. Atsigiriau skanę kavėlis, išsivaliau indus, kad būtum sausi ir pasižiūram maršrutą, kur turėčiau dar Petrauposi šiek keliauti ir einam, nes jau 1 valandą. O dar man daug keliauti reiks. Aha. Teisė, tak. Keliaunam. Žiūrėk, čia šitą ledus pabėški žemyn. Nu to tuk. Ir čia ir mažas upeliuks, bet šitam ne upeliuk esmė. Esmė tam, kad žiaurė state. Toru nusileisti. Tokias akmenukas. Ir paskiau reiks visišką kitokį paviršimą. Kopti viršų. Ai, čia netgi perspėjams yra kažkoks, kad būt atsargiai. Nu, bandysim būti atsargiai. Ekiam pručiai gal mažiau slydus atrodo. O, žiūrėkti, kur praėjom. Bet kaip tos kameras neperduoti tuo reljefavės. Čia iš vis atrodo, kad nė jokių tų aukščių. Šiandien neblogdienėlį, kuo įdėjintų, skaitykiam. Aukštin žemyn. Nusileidom čia irgi, toks nevoja kažkas. Tipo, jau gražių skardžių, katrų net nemačiau, tų grožiaus. Ir dabar turiu nušiaušti žemyn. Įdomi, kiek šiandien čia priskaičiaus miniai per vis dėjantų vertikalių užlipimų. Nes tikra nemaža šiandien bus sulaipiojusi, kaip į gan gerą kalną bus įkuopsi. Opa. Nu, kiek žmonių keliautojų. Nusileidau nu to kalniuką tam, kad šalip atgalėčiau. Tik kits keliuks. Toks kaip išdžiūvus supalvės. Nes gan įdomi atrodo. Čia ta tuik vaga. O, kažkas nepatingėjai suraižyti šaknį medį. Vot, tokies būdas, tai mon žygiai ir išilgie. Nu, kelių kilometrų, nu ne kelių, tarkim, 10 kilometrų
Anei palei po 30 dar daugiau. Va, žiūrėk. Kokia šitą vaizdą gerai. O aš dabar tipėjant su pručia. Žiūrėk. Čia nufilmuojus atitinkamų rakursų. Gera. Iškarpius visko. Atrodė, kad aš čia į aфиgenus kalnus lipau. Visokiausiom išvartom šiandien. Aš dar nedėjau savo pagrindinis veitas, o jau turiu krūvą kilometrų ir dar apie 6 ar 8 kilus, nežinau, reiks pradėti iki mašins, nes aš vis laik pasileiktų mašiną, jie kažkur toliau važiuot reik ir tada einu pieškom, nors galėčiau privažiuoti labai artei savo tų žygių eitų. Bet kad man taip nepatinka. Nes kon aš tada praeisiu kelius metrus, kilometrus tiksliau ir baigsiuos vėliavsiam per šaknis. Opa. Kas gali pagalvoti, kad aš sulauksiu beveik 50 metų dar beždžionių karstysus. Užkopiau tą šabakštynas į viršų ir dabar persikėl to šitą leptelių per to šitą ežeriok tokį, nors čia tik apilunkėlį tik tas yra, nu. Bet realiausiai gan nemažus. Ir dabar jau kulniausiu link savo tuo pagrindinį lankytinas vietas. Ir paskui žiūrės, kiek laika bus. Gal vėl toliau pamaišysiu po tas apylinks. Nes aš bijau, kad tai besimakallaudams aš į vakar nedaėsiu kieno. Короче, belipant kalną su kils spaudams, žiūrėk, krauja pasileido. Taip, kad esu privers biškioką prisėsti ir palaukti, kol nusiraminsiu. Reikia pasiimti popieriaus tualetinį ir nusivalyti. Nes tas vis kruvens kaip kiaulių skerdyklos. Pasakyk, ane, gyvenim paradoksas toks, kad labai patinka, o kaip žinom, ką sukels spaudimą. Patinka šitą tokį laipiamą kalnas, kapuožiau, kas irgi sukel šiek tiek spaudimą. Ir noriu būti didelys, kas irgi
nu viršsvariaus prispaudam prisideda. 3 dalyką, katrų norų ir katrai padar teko paskui šitą vakščiui prisikešti pipinį tualetin popieriaus. Ot paradoksus gyvenimą. O hebra, kui kveit prie jom. O, nu čia jau galės biškį sustoti. Pažiūrėk, kokį vaizdą atsiver. Dėl tokių vaizdų pofik, ką pasiletė į kraują, kraunas pipinsi taip toliau. Dėl tokį vaizdą gali pasiaukoti. O čia įslidinėjim trasą. Aš galėjau aiškiai pakelti apie tą plino nežerioką, kur perėjau per liptėlį. Tiltok, tai būčiau iš apačios atėjęs. Bet tik to laik, kad negauzdint žmonių, reik savo kvepuoklį susitvarkyti. Kada paskau man greito iškveis, kuo sakys, žmogus kraujuoja. Jeigu gerai suprantu, čia yra paskutinis lipims iki tos veitas, kur turėjau aš atsidurti pačiu pradžiu. Jo. Čia esu jau. Kažkoks įdomus autobusus. Mersus. Ai ne, čia anarchistų žingsnė Mersus. Grefen Kolen. Coffee bars. Jeigu čimodana, čia tikriausiai peinėnį kanda. Žemaitijo būtum samagoną kanda. Restoraną visokie velnė. Nu, man kavos čia nereik. Aš turiu savo aparatą. Nueisim miškėl galiu užsikaisti. Va, žiūrėkite, kokią relaksacinį veidą. Žmonės susisėdam kailiukas. Ne, mes susitiesiam. Va, žiūrėkite, yra barbakienis veidas, gali užsikorti. Ant tave koilį atsisėdi ir grožys tokias vaizdas. Matau Oslo fjordas. Ten priekis linėjim trasą. O kažkas matau, ir užsikūrsi ugniem. Man reikėti pasivakščioti čia, mes nesidėti atėjom. Reikia apsėti visko, pažiūrėti. Va, žiūrėti, kaip žmonės tūksinas. Nėra ryškomo biški. Saulė švita iš tos pusės. Priėjau nuo to dangą, kuris gražiai vaizdą atsiver. Žmonių daug. Ir kažkas ugnėlių užsikūrė. Matau šitą neveinį kavioną. Įtar, kad aš ir čia užsikajusiu kavos. Reikės apsirengti. Ton džemperį, kur ant kalno buvau nusimuojęs. Nes esu biškį sušalis. Štai joks vyks nesijautų. Ten, kur buvau prie tos kavienės, tai nemalonu buvo visiškai. Šitą biškį čia šniokšta. Bet vaizdas įspūdingas. Atsiveria miestą.
apčekaviaus aš nefilmaus, nes čia kiekvieną kartą man gerant kavą filmuoti ir atsibost jums, o man gerti neatsibost. Dar ten matot, dabar statys vidurį kabutom, ten slidinėjim tras bandys aš pritraukti jums. Ten veit. O čia toks iškėlis, aišku, iš ko nebėra, bet ten yra didžiausias uostas slidinėjim trasa. Tai ten mes nesam žymus laik, kada nors bus žėjim, kai jau hebra slidinės. Ten nežinau, kas nuo nors gal lėstis, koks kamikadze, bet gal užmatysim. Kažkada buvau nuėjęs, tai nieks nečiuožia nuo tos trasos. Visi rinkos žemesnis. Tai va, grįžtam prie to šitą dangas. Tai čia visus skardis po biškioką atsiveria į miestą. Tai čia mes dar ne kartą matysim vis kitų vaizdą. Čia visas pakraštys toks matos. Tai grįžtant į pakalnius, lėsim į žemyn ir vis kitą gyvenvietės dalis rajonų atsivers. Norėdams padaryti gerų vaizdų, žiūrėk, kokias tur pakraštė sėdi. Čia takioks, o čia pakalnė didelė. Tai linksmo čia įrėti. Opa! Kuo tik nepadarysi dėl gražių vaizdų, kad tik anas galėt pasidžiaugti. Nu pačiom velnis subinėm. Bet vis laik, kur sunkiausia, ten gražiausia yra. Tunelis. Ir čia visus kelus tiepšta viskas matos. Tiks nedidelis pruskinėlis yra. Nežinau, kam čia. Ai, čia galėjai palei tvorą. Čia. Ir gal nebūt būti baisė, kaip aš kada ėjau. Bet kad aš čia tų kelių nežinau, tai aš šiandien bet ką. O ten irgi apačioj kažkoks kelioks. Bet ten jau niek nesimot ten. Miežių viršūnse už sto visko ten. Dar simon šitą eglyną už sto. Bet aš tikus dar išlys kažkur, nes aš dar nesteig žemą. Vėl ant šlait reikėti. Eik tu načert, ar aš čia kaip kalnų žysi turėti. Tokiom nesamonėm. Reik lėt bišką aukščiau. O tai rimta. Čia bus mums paskutinė kelionė. Lipam akmenį. Uolą tiksliau, ne akmenį. Ai. Man tiesiog iškilaun. Tai nėtrų takėlis, bet kažkoks čia gaunas toks. Jo, aš ją stau. Čia toks sunkesnis, bet daug įdomesnis. O, šalnos pėdsakų nebija, tai slydį nėra tokį, nebent
Nulopų gali paslysti. Galėčiau lėstis čia, taušio tarpeklių, arba čia. Kadangi tas tarpeklis mums per siaurs, aš bandysiu čia šokinėti. Turiu Stasiaus dovanotas lazdas, bet o kas anas dabar bandys atsisekti. Paskiau vėl prisekti. Kas gali paaiškinti, tu aš paslenku nuėti 30-50 km. Jokių problemų. Bet būt lazdas atsisekti, nepaslenku. Kaip tu marazmą reikėtum paaiškinti. Kuršinara šaknis po samanom. Seniai tėvai kvėpuoja vėjų Jau, kad čia ir laikas sustoja, vis laikas atsiveria kai klausausi vaizdą. O jei čia žemiau ten, tai ne viskas, nieko nebėra matyti. O čia pasaka. šešėliai žaidžia su ugnim, Ten tu pusė saulė. soji man į Užblizgant neapsimat fjordą. Nusiledau dar žemiau ir priejau pakraštį. O žiūrėk, kažkas bravarioka pasidarė. Jo, čia plungės sakytumėm bravarioks. Niek jau baigas, man atrodo. Greit jaunims nesuprasto prikolą su bravoras ir samagonu. O čia, matot jau, daugiau aukštį stogą matau aš. Jau net apie aukštą bes. Bet vaizdą tai gerai, nu tu pusė saulė šveis. Išk nesimat nieko kampuose. Čia šitą tai gerulė vaizdą. Taip jis sustingsi stovėtų žiūrėdams. O dabar, chebrytė, iki naujų žygių.